Darom klepą. A, 3? Tipo, apsimetam, kad reikia susinkint audio, kaip būna su mikrofonais filmuojamas per telefoną, tai net nereikia. 3, 2, 1. Sveiki atvykę. Pensininkai, antras sezonas. Kas pasikeitė? Aš labiau nutukęs. Na, aš tiesiog apaugęs labiau gal. Eisim 100 km per 24 valandas. Šiąnakt mėgau 4 valandas ir važiavau 2 autobusais ir traukiniu. Labai skauda galva. Savijauta? Prastai mėgau, labai stresavau prieš mūsų kelionę ir savijauta maždaug 3,6 iš 7. Mano bus dabar, galbūt blogiau, tai 3,8 iš 7. Pavargimas 4 iš 10. Pas mane pavargimas tai maždaug 6 iš 7. Suotuojam lygiai 12 nakties ir turim finišuoti irgi apie 12 nakties Nydoj. Susitiksim prie Latvijos sienos. Da. 3, 2, 1. Da vieną. Sveiki, gengas. Šiuo momentu judam iki Latvijos sienos. Pasiruošimas litras kavos. Šiandien buvo nemegota. Baisiai plyšta galva. Dabar yra drėgna. Davė jas megztinę, ačiū jam. Kad pilnai nepermečiau, nes aš tik su marškiniais. Turim be 5, be 4, dabar tikriausiai 12 nakties. Ir bandom nueiti iki taško, nuo kurio pradėsim. Ir nuo ten turim 100 km iki pasienio su Kaliningradu. Iki Nidos. Ar mums pavyks? Neaišku, nes antrą nakties, trečią nakties laukia baisi liūtis. Nes jaučiu nei gerai išsimiegojęs, nei čia dabar man labai jauku, bet darbas manęs laukia ir turiu jį padaryti. Mes turėtume jau būti apie kilometrą nuėję nuo šito taško, nes dabar tik pasiekėm jį, bet aš esu labai laimingas. Pagaliau Latvijos Republika. Prakaitavau. Mes dabar jeigu 20 km, gal bus apdėtų, gal nevažiuojam. Negalima šnų, tipo negali čia. Aš pakėlė mašiną. Ai. Vaizdas tai tiesiog atrodo iš aprasojusios loiniką filmuoja. Taip jau atrodo. Esam nuėję 4,5 km. Nieko įdomus nenutiko, tiesiog ėjom žvyrų, pro balas, batai biškį apsvalę, vėl savijauta. Valgyti jau noriu. We have Bežionio tiltas. Shout out to the African community. Labai gerai kol kas viskas. Neprasidėjo audra, labai smagu. Žiūrėkit, ką mes turim. Pažiūrėk, ką mes radom. Jis pasikūręs. O tai jis išvažiuodėjo. Čia fucking gero ūpo dėdė. Čia žmogus, kuris kankina gyvūnus. Žiauriai tipo įvažiavęs į krūmą. Praėjom šventoje, galima sakyti. Šventoje sutikom keletą žmonių. Niekas neatkreipė mūsų dėmesį, niekas neužmušė. Puiku, judam toliau. Ką tik turėjom pirmą pokalbį. Klausiu, ar neturim pavaišinti cigarą. Atsakymas mažau toksai. Turėjom. Dabar esam nuėję kokius 9 gal čiūjų, ne? Kažkas. Today we have the first snack. Prisidės 9 batonėlius. Tu kiek 8? Nė vieną dar nesuvalgiam. Cornfield. Pas man irgi šiaip gan gražiai atrodo. Pavėlės. Lešia čia mane na. First stop. Esam Los Palangelės. Ką tik praėjome Eilės alėją. Judėsim toliau tenai. Esam nuėję kokius, 2 gal ne, bet 18 kg. Dabar bus kitas stopas jau tik tai Klaipėdoje. Kodėl nespėt 100 km nueit? Ne, aš kaltas, tipo. Pinigai nebuvo nuskaityti. Panašu gersim šitą sen. Ant kiek laimingas žmogus rado kitą aparatą. Perfekt, iš Per 5 metrų. Iš karto, perfekt. Ką čiupsim? Žymiai geresnė. Which one? Gal tu šią padarė? Eisim prisėst, Jo. gal bus update'as. Pilnai prakituotas žmogus. Kava. Coffee. The spirits are high. Savijauta. Įskyrus, kad pėdas skauda. Realiai 6 iš 7. Nuotaika. 7,5 iš 8. Nuovargis. Čia nežinau, jeigu... Kaip čia vertint? 0 iš 5. Ja. Nuotaika 6 iš 8,5. Nuovargis
4 iš 5, ne. 1 iš 5 ir kas dar buvo? Nuovargis, nuotaika ir... Skausmas. Tik skausmas, 10 iš 10. Ne, dabar biškį pasidėsim ir judėsim tada jau iki Klaipėdos, bandysim judėti. Čia tikriausiai bus sunkiau, nes pirmi 20 km dar normaliai. Iki Klaipėdos kem kokių. Būsim paryčiais 7-8 ryto. Jausis jau tikrai nuovargis tikriausiai. Aš turiu savo smėlio kavą gersiu, tikiuosi širdis nesustos. Man šios dienos iššūkis yra nemirti tiesiog. Damušiau kavą šilčiausią pasaulį, tiek dalyko. Padėjo švysbiškį. Buvo sustojęs vienas žmogus, klausė, ar mums reikia pavežti. Ir sakau, ne, sako, kur einat? Sakau, iki Nidos, sako, jūs išpratėjot, sakau, jo. Ir nuvažiavo toliau. Ačiū, visi gero. Turim maždaug taip dabar jau. 5 ryto. Kokie updeitai? Radau kolos skardinį, išmečiau ant kelio, išmečiau buteliuką savo kavos. Buvo toj 4, vienam radau jackpotą. Radau šikinyko popieriaus, biškį. Kita problema, neįmanoma atsirišti šortų. Tai reikia šiek turėsiu nusimauti su užrištais ir tada nežinau net ką daryti. Nu, bet čia jau kitas problemas. Kavės? Aš tai žinau. Žiauri prašvyta. Aš kažkaip pavargęs jaučiuosi. Tai einu kur nors prisėsti. Aš pirmą žiauriai atsiprašau, kad prieškau vidurį gamtos. Visada surenku šiukšlės, stengiuosi būti tvarkingas, tiek savo, tiek kitų. Dabar visiškai prispyrė reikalas vidurį niekur, tipo, nėra tojaus. Vienas prašiausių nuškimų gyvenime. Ta prasme, popierius žiauriai pritrūko, žiauriai kandžiai kažkiek keisti vabalai visą laiką. Ir tiesiog labai blogai buvo. Galime į džiaurį kandžiojo tai. Judam. Priėjom ežerą. Editindamas tikriausiai suraiškos pavadinimas. Žiauriai smirda, ta prasme nežmoniškai smirda. Jeigu esat buvę Klaipėdai, nes šiaip didelė prabanga tenai nuvaryti yra, tai paimkite tą smarvę ir 20 kartų padidinkit, maždaug tai bus. Dabar tenai tolumo yra Toitojus. Tai būtų reikėję eiti kokius 3 kilometrus, tai tikrai nebūčiau atlaikęs. O tenais, nepamenu kaip tie paukščiai vadinas, kormoranai gal. Bet kormoranai nemanau. Nušikti medžiai, kur tipo niekas nebeaugant jų. Ant tiek rūkščiai šika. Ir Timas turėjo žiauriai gražių megztinių. Welcome, welcome, welcome. Nė vieno žygio neapsieinam be ko. Be p***škių, bet ir be Kamino Lituano tako irgi. Pėdos tikrai jau stipriai jaučiasi. Blauzdas įsitimpinėja, esame nuėję dabar 31 kilometrą. Nežinau, reikia biškį ištraukti savo tos šunis, pavėdint. 14 kilų. 14 kilų? Ok, turim 14 km iki Klaipėdos. Tempas neblogas. Na, aišku, galėtų būti geresnis, bet kaip, neišgalėsim fiziškai, mes negalim greičiau eiti. Jeigu tokiu tempu judėtum iki pat galo, būtų jis labai gerai, bet nejudėsim, aišku, nes kuo toliau to sunkiau. Nuovargis buvo kiek 0, nu tada buvo tikrai 1,5 gal iš 5. Skausmas 5 iš 10. Yra vėl problema, kad biškį šiktiūnus norėjo, ne biškį gan stipriai, bet sakė, užlaikys dar iki ateinančios vietos. Liko iki Klaipėdos Maksimos, kokie, bijau sumeluoti, 7,5 km gal. Nesijaučiu taip, kaip norėčiau jaustis, kūnas nefunkcionuoja taip, kaip norėčiau, kad funkcionuotų. Ką žinau, kas lieka, kentėt. Tiek realiai. Žiauriai yra blogai, dar pakalbėsim, kai nueisim jau iki parduotuvės, kaip apsipirksim, bet yra tragiškai blogai, ta prasme, einam iš visiškų nesąmonių, žvengiam tiesiog. Dabar tokiais laiptais lipt, ta prasme, žiauriai nesmagu. Tipo, maras neįsižiūrėjau pakankamai į navigaciją, tipo,
Čia užlipam tais laiptais. Varome į Kinės sveikas, nes žiauriai reikia valgyti, padėkit. Į šito, kad nesustotų širdis, šito, kad irgi nesustotų širdis. Baim tokią, aš irgi ėmiau, baim čia, ėmiau kitokias sultis, irgi ėmiau tokį 2 litrus, ėmiau fantas gazuotas. 2 minučių kelio iki senosios perkėlos, keliamės 10 valandą, jaučiuos pavargęs. Labai rimtas judesys. We have the Danės upė, we have the keltą į priekį. 0 minčių, tipo viską susičiupam, kuo greičiau judam. Keltą spėsim. Priedam. Gan staigiai, nežinau, ar čia labai gerai. Bet atsirado energijos ir kol jas yra, tai bandysim varyti iš visų jėgų. Čia ratas, čia prizas. Noriu pirkti bilietukų, vėjas biškai atsilieka. Kol paimsiu bilietukų, šiek prisives. Antai gerai. Atėjom anksčiau, galvoju, įsiu keltą, atsisėsiu. Ne, reikia stovėti 10 minučių prie pat keltą. Welcome. We have ženklas, we have Nida. Kem 3 kilai. Dabar tikslas yra Alksnynė. Ten paskeisim savo pilnai perpausios koinės. Einam į Neringą. Ir vėl šautautą. Padaryk šautautą Neringai Venskieniai. Šautautą Neringai Venskieniai. Pasiekėm galiausiai šitą rinkliavos postą. Ta prasme, nuo pradžių, nuo Smiltynės 6,7 km. 7 km, 1,5 valandos įima. Tiek ir ėjom. Atrodė minimum 4 valandas. Ta prasme, tokiai stadijai dabar esam. Reikia pasikeisti koinės. Užkas. Ir toliau, kas mums belieka. Savijauta 0 iš 10, pavargimas 10 iš 10, noras į toliau 0 iš 10. Vaizdeliai gražu, kažką, baim, laivas. Baim, užmuša autobusas, gerai. Sena tradicija grįžta. Šį žygį dar nebuvo nei kartą. We have. Na ir aš tradicinį. Labai gerą tempą buvom šovę. Dabar labai kenčiam dėl to. Bet gerai, pasiekėm bent jau Juodkrantę. Dabar varom į kitą jos galą. Tai parduotuvės. Žiūrės ten pilnai perka kybiną. Juodkrantę. 2 kibinai. Viskas, ką galim suleist, kuo greičiau. Vanduo, servetėlės nuspraus. Judėsim toliau. Visos optimistinės nuotaikas ką tik nuslūga. Suvalgiau tos kibinus. Pasirodo, dar eisim 33,75 km iki tikslo. Welcome. Kiaurai šlapias. Baisiai smirdantis, kaip visada. Šiuo momentu tiesiog sustojau, laukiu vėjo. Labai gerą tempą dabar palaikiau, bet tiesiog parašė vėjas, kad atsilieka, nes žiauriai traukiam kojas ir mane vanduo su magniu. Viskas kaip ir nuo pat pradžių, sakiau, tipo, stabiliai eina blogin. Bet tikrai dar pakenčiama kol kas. Ir turint omeny, kad liko dar 28 kažkas stovi. Nežinau, kol kas įdomiausias šotas visą video. Maždaug toksai, 2 eurai, ačiū. Agonija liūdna. Timas prašė pasakot, kas man vyko paskutinės 2 valandas. Buvo taip, kad man sutraukė koją žiauriai stipriai. Gal nukrysiu ant gatvės, bet po to tiesiog kažkaip praėjo. Išsivaikščiau, po to geriau daug magnio. Tos 2 valandas atrodė, kaip 6 valandas minimum. Tipo, čia tai lengva taip kalbėti, bet neišreikščiu žodžiai savo skausmą visą. Ir tada atsiradom čia tiesiog. Dar paskutinis dalykas, kad 100 žingsnių pasiekėm. Turim eiti pešiųjų takų, einam tokiu taku. Nėra tų mašinų, kur reikia vengti kiekvieną kartą, bet eini per tokią žemę, kur tiesiog sminga kojos. Ir praėjus jau labai arti 80 km. Bendrai mažiausiai norisi eiti, o dar per tokį gruntą nelabai. Liūdna, sunku, skauda. Galvoju pradėti YouTube žiūrėti tiesiog. Nežinau, vėjas, aš kaip suprantu, nebeina tiesiog visiškai. 10 km iki Nidos. Pagrindinė problema yra laikas. Eilinį kartą sveiki atvykę laidotuvės. Eini nebe vienas, tai
Tai dabar tiesiog dviese taip pat sunku. Einam mes iki Nidos. Kojas. Va, toks tempas. Čia maks yra. Čia nelengvas pasivaišymas. Čia yra tipo bandymas iš visų jėgų išstovėti ant kojų visų pirma. Judam maždaug 2 km/h greičiu. Eilinės problemos, bet tokiam lygiui, kad tipo neįmanoma tiesiog eiti toliau galima sakyti. 100 km mus palaužė. Reikia pripažinti pralaimėjimą. Nuėjom kažkur 95 tikriausiai. Darysim iki galo turks ir reikia 5-6 km. Jeigu yra ko pasimokyti šitą video, tai jūs pirmiau nesuteikit su tokiais degradais kaip aš, kurie pasiūlys eiti tokį žygį. Antras dalykas, neigite tokį žygį. Trečias dalykas, geriau iš vis buvo nežiūrėti šitą video. Čia nulis turinio, viskas tiesiog žiauriai liūdna yra. Skausmas. Aš realiai tiek turiu pasakyti. Esu vėjas ir gyvos painu. Nemegau jau kiek. Jas tam 6 valandas tikrai. Aš skaičiuoju, kad daugiau. Nu, kad jam valandų nemegau. Ir čia nėra didžiausia problema. Energijos aš nepasakyčiau, kad man trūksta, bet... Skausmas. Savijauta 0/10. Judesiai 1/10, nes dar pajuda. Tikriausiai per 24 valandas didesnio nuotaikų kontrasto negali būti, negu mes kažkur basankiai ir dabar. Jeigu kažkas peržiūrėjo iki galo, neperžiūrėjo.